7 numeriu pažymėtas studentiško gyvenimo specialistas Simas. Bendrabutis, 4-vietis kambarys, pirmakursis atsibund, einam į paskaitas, antrakursis atsibund, ne, einam geriau alaus, trečiakursis atsibund, ne, koks čia tas alus, einam degtinės geriau, ketvirtakursis atsibund, darom taip, mesam monetą, jeigu moneta skaičius bus, eisam alus, jeigu herbs, eisam degtinės, jeigu moneta taip atsistos, sako, tada miegam, o jeigu moneta pakips ore, eisam į paskaitas. Ir kągi pasakys mūsų didžiai gerbiama komisija? Simai, studentų logika atskleista anekdotų puikiai. Na, bėda tai, kad daugelis tą anekdotą žino. Trejetas. Simas. Klasikinis studentiškas anekdotas. Pats žinau šimtus tokių, esu pasakojęs ir netgi juose dalyvavęs. Ir netgi labai gerai žinoma Simo anekdotą apie tą monetą, turiu savo versiją. Tipiškas studentiškas anekdotas, kuris, reiškia, man nei linksmas, nei nelinksmas, reiškia. Tiesiog rašau ketvertą ir tiek. Vėlgi lygiai ta pati situacija. Pats anekdotas yra neblogas, bet blogai papasakojus arba neišradingai papasakojus, anekdotas praranda savo žavesį. 3,5.